Fixus Mobilis projektas Pasidairyk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidairyk pats. Pelėsis ir kerpėm apaugusi aukštai, trakų štai garbinga pilis, kaip gražiai, poetiškai ir net paslaptingai Lietuvos didis Dainius Maironis bekalbėtų, bet pelėsi, kerpės, puviniai ir kiti mikroorganizmai, tiesiai šviesiai jums pasakysiu, yra parazitai, kurie atsiranda tam tikrom sąlygom susidarius, kitaip jas vadiname mikroklimatu, ir kurios negailestingai niokoja statybinės ir apdailos medžiagas. Ir kad šitie plėkai ir gliaumės, ar taip jas vadino, išnyktų kaip dūmas blaškomas vėjo. Šiame video Fixus Mobilis specialistai ir pasidalins savo žiniomis. Taigi apie mikroklimatą, puvinius, mikroaugmeniją ir kaip užtikrinti gerą statinio sveikatą. Nekartą esu girdėjęs, kad būtina, labai svarbu palaikyti tinkamą patalpų mikroklimatą. Kas tiksliai yra tas mikroklimatas ir kodėl jis yra toks svarbus? Tai mikroklimatas tai yra kaip lauke turime klimatą, tai mikroklimatas yra klimatas patalpose, tai yra uždarose erdvėse. Ir jį sudaro tokie oro parametrai kaip temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis. Ir jeigu šitie parametrai yra nenormos ribose, tai atsiranda palankios sąlygos susidaryti pelėsiui, medžiagos pradeda greičiau irti, tiesiog žmonės gali pradėti blogai jaustis. Tai būtent dėl šių priežasčių yra taip svarbu palaikyti jį normoj. Ką žmogus galėtų dar padaryti, kad patalpose sudarytų optimalias mikroklimato sąlygas? Čia labai geras klausimas, dėl to, kad žmogus yra tas, jo rolė yra pati svarbiausia. Ir ką gali padaryti, tai iš tikrųjų visų pirma matuoti patalpų mikroklimatą vidaus. Dėl to, kad padidėjusi santykinė oro drėgmė sudaro sąlygas atsirasti pelėsiui ant paviršių ir tiesiog atsiranda visokie pažeidimai. Tai drėgmę matuoti paprastų termometrų turbūt tik temperatūroje galima, o kaip drėgmę matuoti? Tai drėgmę matuoti tiesiog yra galima paprastoje parduotuvėje nusipirkti drėgmės matuoklį, pasistatyti ir pasižiūrėti, kaip ta drėgmė kinta. Ir ta santykinė oro drėgmė, kad jinai būtų komfortiška, būti viduje ir jos nebūtų per daug, tai žiemą. Jos turėtų būti mažiau, tai kažkur nuo 35 iki 60%, o vasarą, kadangi jau temperatūra yra natūraliai didesnė, gali būti iki 65% netgi oro drėgmė, bet jeigu jau jinai yra didesnė negu 60 arba 65%, tiesiog ant paviršių gali jau atsirasti pelėsis. Taip, tai ką mes tada galime daryti, tai vėdinti. Visų pirma, dėl to, kad ta oro drėgmė išsivaikščiotų, būtų pašalinta iš patalpos. Jeigu nevėdinsime, tai bus pelėsis, ir kita ta biologinė korozija, atsiras visokie pažeidimai. Biologinė korozija. O ką tai reiškia? Biologinė korozija tai yra įvairūs mikroorganizmų kolonijos, kurie gyvena, pavyzdžiui, ant paviršių virtuvėje, ant plytelių, sakykim, ten, kur yra tamsų, nevėdinama. Ant plytelių tai man, tegu savo gyvena, nieko baisaus, o kur jau taip grėsmę keliantis mikro reikalai. Pelėsis, bet kuriuo atveju, jisai yra keliantis grėsmę. Kuo jo daugiau, tuo jis labiau kelia grėsmę. Šitie juodi, balti, žalsvi, pūkuoti. Taip pat kita problema su mikroklimatu, kuri dažnai pasitaiko, tai yra nenuolatos šildomi pastatai. Tai yra, kaip pavyzdžiui, tarkim, vasaros metu yra naudojama, o žiemą jau nieks nebeatvažiuoja ir kartais sugalvoja atvažiuoti ir pradeda, tarkim, kokį nors mėnesį, kiekvieną savaitgalį šildyti tą pastatą. Tada atsiranda tie tokie svyravimai, drėgmės ir temperatūros ir vėlgi tai yra pastatui labai kenksminga. Tai atsiprašau, mano situacija yra tokia, aš tikrųjų žiemą noriu savaitgalį atvažiuoti ir aš nešildysiu 5 dienas, kad pabūti ten 2 dienas, tai ką aš negaliu šildyti, kaip daryti?
Ne, tai būtent šildytis galima ir kaip tik yra labai gerai, kad nėra noro šildyti viso pastato, nes jeigu jau yra būtinybė pasišildyti, tai yra geriau naudoti tokias vietinės priemonės. Tai yra visokie oro šildytuvai, kurie tik šildo būtent tą vietą, kurie reikia, pavyzdžiui, miegamąjį kambarį ar prie lovos kažkur. Ir elektriniai radiatoriai nėra taip jau blogai, kaip šildyti visą pastatą. Tai esmė yra vengti tiesiog viso pastato svyravimų ir pašildyti tik tai ten, kur yra žmogui svarbu, iš praktinės pusės. Gali pradėti trūkinėti medžiagos. Medis elgiasi vienaip, kai keičiasi, svyruoja temperatūra. Tinkas elgiasi kitaip. Jeigu jie yra susijungę, atsiranda įtrūkimai tarp jų ir jie jau yra nebegrįžtami. Pakūrinį tą pečių, taip iššyla patalpa, atšala jinai. Taip, iš esmės taip. Bet pelėsiui atsirasti sąlygų vis tiek nebus. Tik tais dėl medžių. Na, pelėsis gali kilti dėl kitų priežasčių. Nes jeigu mes nereguliariai šildome pastatą, tada galima labai dažnai pastebėti, kaip ant šaltesnio paviršiaus, pavyzdžiui, lango, žiemą nusėda lašiukai, tai yra kondensatas. Ir dažniausiai jie nusėda ne tik ant lango ir ant šaltesnių paviršių, tarkim, ir aplink langus. Tada tie lašiukai pradeda gertis gilyn į medžiagas, į palangės, į medį, į tinką. Taip, tada tos medžiagos tampa dar drėgnesnės ir pelėsiui tas labai patinka. Jeigu pastatas dar yra ir, tarkim, paliekamas, oras necirkuliuoja, nevėdinamas, tada patinka pelėsiui ir jisai pradeda plisti. Inga, būna tam tikrose patalpose toksai jausmas slogus. Toksai tarsi būtum į vakuuminę pakuotę supakuotas ir oras stovi. Daug gražių įsireiškimų yra lietuvių kalboje, bet tu supratai, apie ką aš kalbu. Ar tai yra vėdinimo problema, ar mano psichologinė? Taip, greičiausiai tai yra vėdinimo problema, ne psichologinė, bet ir iš tikrųjų net ir psichologija gali paveikti toks oras. Tai taip, tai pastatuose labai dažnai mes, jeigu yra nepakankamas vėdinimas, mes tiesiog jaučiamės blogai. Dėl to reikia įsivertinti, kas... O taip norisi daryti, nes čia kažkas turi problemų, atrodo, šitą patalpą, greičiau pakalbėkim, taip. Taip, tai reikėtų tiesiog įsivertinti, koks pas mus yra vėdinimas, labai dažnai pačiu istoriniuose pastatuose jis yra toks natūralus, nes, sakykime, ateina oras per langus į vidų ir gali būti išleidžiamas pro langus arba pro kažkokius tai vėdinimo kanalus, tai reikėtų tiesiog, pasižiūrėti, kad būtų tie kanalai neužkimšti, nes labai dažnai netgi būna dėl šildymo. Žinai, žiemą šalta, kad tas šaltas oras nepatektų į vidų, juos užkemša, kažkaip ten užklijuoja ir tada mes jau tiesiog nebeturim to vėdinimo. Tai jie turi būti atidengti, grotelės nuvalytos, tvarkingos, kad nebūtų apaugę, aprūdyję. Taip pat atsidarom, pasižiūrim, ar kanale kažko, tai ten nėra kažkokių tai šiukšlių. Jo, paukščiai mėgsta sunešti lizdus, visokius ten pinti, ar esu matęs, kaip atrodo tie vėdinimo kanalai užkimšti ir užgriuvę, užkritę. Tai... Ir taip pat dar gali būti ir ta nenatūrali vėdinimo sistema, nes kur jau įrengti tie ortakiai. Su varikliuku? Taip. Tai ją irgi reikia taip pat prižiūrėti, tiesiog nusivalyti, ten pažiūrėti, ar nėra kažkokių ten riebalų prisikaupę, irgi reguliariai, bent kartą per metus. Ir dar tokiai vėdinimo sistemai reikia pakeisti filtrus, net kartais ten būna su kažkokiam tai irgi medžiagom specialiom jau gamintojo rekomenduojamam irgi pravalyti, kad jinai būtų švari, tvarkinga. Ir jeigu mes viską išvalėm, bet vis tiek dar jaučiame, kad kažkas negerai, tada jau reikėtų kreiptis specialistus, kad jau jie patikrintų, kas ten yra. Inga, o ventiliacinės angos, ar jos funkcionuoja, kaip jas patikrinti? tą trauką patikrinti. Kaip tu ir sakei, ranką galima, arba, pavyzdžiui, degtuką, žiebtuvėlį, prie tos angos. Ir jeigu trauka yra teisinga, tai reiškia, kad jis traukia iš patalpos. Tai tada ugnis eis į angos pusę. Jeigu stovi, vadinasi, niekas nevyksta ugnis, o jeigu eina į kambario pusę, tai reiškia, kad ta trauka yra priešinga. Tai taip ir patikrinam. Pastebėjau, kad kartais vėdinimo sistema pučia ir man, aš galvoju, gal čia dėl slėgio skirtumo ar dėl kokių kitų priežasčių. Taip, iš tikrųjų taip gali atsitikti, tai ta trauka į išorę geriausiai jaučiama yra žiemą, kai yra laukia šalta, viduje šilta yra tas temperatūrų skirtumas,
O vasarą, kai jau laukia yra šilta, gali ta trauka jinai būti ir netokia stipri iš pastato. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu yra vėjuota, netgi mes jaučiame, kad eina oras į vidų. Tai nuo karšto šalto ir nuo vėjo krypčių, oro sąlygų. Taip, nuo tokių įvairių oro sąlygų, tai irgi reikia atkreipti dėmesį, neišsigąsti, galbūt čia yra tam tikros oro sąlygos, kurios būtent šiuo momentu sudaro tokią trauką ir tiesiog patikrinti vėliau. Antiseptikavimas, nebūtina žinoti lotynų kalbą, man atrodo, net vaiko, aišku, kad tai yra veiksmingas būdas kovoti su pelėsiais cheminiais preparatais. Taip, galima ir cheminiais preparatais, tačiau yra ir kitų, tai šiek tiek natūralesnių būdų. Tai šiandien apie vieną jų ir parodysime, tai yra kaip galima antiseptikuoti naudojant arbatmedžio aliejų. Aš jau per ekspresyviai pristačiau sekantį veiksmą. Mes esame prie pelėsinės sienos. Mums reikėtų tikrai apsirengti visą įmanomą amuniciją šitą, kaip kosmonautai atrodyti. Kad aš tau sakiau, kad aš alergiškas. Visiems taip, sakau, tau pamiršau. Gerai, tada paduok, prašau, aš bijau Gerai, taip. Tai pirmiausia, aišku, labai teisingai reikia apsisaugoti. Ir taip pat, kaip mes jau apsaugom aplinką, nes mes kadangi valysime, tai kad tie kenksmingi mikroorganizmai neužkrėstų sveikų paviršių. Tai realiai ir tie antbačiai, kai mes, tarkim, einam į kitą patalpą, tuos išmesti reikia ir tada atėjus vėl užsidėti kitus. Tai geriau neiti, kol nepadarai darbo, į kitą, kad tvariai žvelgti į visą tai. Taip, geriau yra neiti. Taip. Tada be abejo. Padarai darbą. Tada be abejo yra būtinos pirštinės. Tu gali man papasakot, kol aš deduosi stropulingai, stropiai, dėmesingai ir kad tik nepraplyštų, kad tik neįplyštų, kuo skiriasi antiseptinė cheminė medžiaga nuo, paminėjai, natūrali, iš ko padaryta? Arbatmedžio aliejus. Arbatmedžio aliejus. Tai pagrindinis skirtumas, tarkim, kaip paprastam žmogui renkantis priemonės, tai yra tas, kad, kaip sakoma, chemikaluose dažniausiai pagrindinė ta veiklioji medžiaga yra chloras. Chloras yra balinanti spalvą keičianti medžiaga. Ir jeigu užtikš ant rūbų? Rūbus galima išmesti, tačiau kalbant apie pastato sienas. Tarkim, mes dabar turime baltą sieną, tai galbūt niekur neatsitiks su spalva, tačiau jeigu tai būtų jau kažkokia spalva, gali tiesiog toje vietoje, kur naikinam pelėsį, atsirasti dėmės. Taip, o natūralios medžiagos to balinančio efekto neturi, tačiau aliejai taip pat gali palikti dėmes. Todėl yra būtina pasibandyti prieš tai darant, nes tinka ne tik arbatmedžio aliejus, taip pat tinka ir gvazdikėlio aliejus antiseptikavimui. Tik tai, kad jo kvapas yra toks šiek tiek ne visiems priimtinas, nes tas kvapas, kurį laikosi. Pirmą apsisaugom save su kaukėm, kadangi mes liesimės prie paviršių. Taip netiesiogiai liesimės. Per teptuką. Taip, be abejo. Ką mes čia turime? Tai čia jau turime pasiskirstę. Tai čia turime arbatmedžio aliejaus, o čia turime etanolio. Dalis 50/50. Mes juos susimaišysime inde. Gali ir tu įpilti, jeigu nori šitą. Etanolis ir arbatmedžio aliejus. Ir turime štai tokį natūralios kilmės antiseptiką. Jį galima tepti teptuku arba purkšti, bet kadangi tai yra toks gana nedidelis plotas, kurį šiandien nulysime, tai galima ir tepti. Tai va. Tai, tiesiog dažus užtepti. Iš esmės taip. Pelėsiu. Taip. Galima nepersistengti, ten per daug netrinti, bet kad pasidengtų paviršius. Oi, atsiprašau. Geriau būtų iš tikrųjų su teptuku taip labiau lyg tapšnoti paviršių, tam, kad kuo mažiau pažeisti po apačia esančius dažus. Po apačia esančius dažus, taigi čia gali būti polichromija arba freskos, taigi čia yra paveldas. Čia mes jau įsitikinam, kad šita siena ir pats tinkas ir dažai nėra saugomi, tai mes dėl to ir galime sau leisti taip pasibandyti ant jos. Tačiau jeigu tai yra, tarkim, kažkieno pastate vertingoji pastato savybė, saugomas elementas, tai jau mes to daryti nebegalėtume. Tai galėtų daryti tik tai testuoti specialistai. Ar mes tai darom be reikalo, ar turime tiek ir tiek procentų, 100% neišeis atsikratyti pelėsiais, užgydyti sienas,
nudažyti ir ramiai savo miegoti tam pačiam kambarį. Įmanoma? Tikrai įmanoma, tikrai. Vat netgi prie tokio stovio, kaip mes matom dabar? Taip. Aš tavim tikiu. Taip. Gerai, tęsim toliau. Gerai, tai va, galime kitos linijos prisiminsim, kokio kremplotę tada išteptam. Čia kur nėra pelėsių, nebūtina atimti. Šiaip yra rekomenduojama tepti ne tik tai tą vietą, kur yra pelėsis, tačiau taip pat ir metrą į kiekvieną pusę. Oho. Tačiau jeigu tai yra kažkokia vieta, kur jau matom, kad tikrai va čia, tarkim, tam prie kažkokios palangės linija ar panašiai atsirado, tada iš tikrųjų ten jau nebėra tos būtinybės tepti ten aplink, ant sienų, visur. Tačiau kai tai yra tas pelėsis toks labiau plotais, tokiais dėmėm išplitas, tada iš tikrųjų yra patartina ir didesnį plotą padengti. Dabar mes dirbame su gana nedideliu plotu ir dirbame su teptukais, tačiau jeigu mums reikėtų, tarkim, visą sieną arba visą kambarį antiseptikuoti, tai elgtumėme šiek tiek kitaip. Mes greičiausiai naudotume ne teptukus, o purkštuvą ir tada mes jau turėtume apsisaugoti nuo galvos iki kojų, tai yra uždėti apsauginius kostiumus. Kosmonauto kostiumus. Dabar mes padengėme tą plotą, kurį ir norėjome ir arbatmedžio aliejų reikėtų palikti maždaug valandai, kad jisai suveiktų ir tada grįšime ir nuvalysime pelėsį. Tai tada einam pakvėpuoti gryno oro, taip? Taip. Yra pelėsiai vienas, o antras tai yra puvinys, kurį mes randame, pavyzdžiui, pastogėse, medinėse konstrukcijose. Tai jeigu, sakykim, buvo kiauras stogas, ilgai tenais bėgo vanduo ant tos konstrukcijos, niekas nebuvo daryta, ilgainiui ta mediena pradeda pūti. Tada mes turim puvinį, tai yra pelėsis ir puvinys, du tokie dalykai. Mylėjai, mes esame tyrimų laboratorijoje, kur iš arčiau galime pažvelgti į pelėsius ir puvinius. Aš bijau garsiai ištarti šitos žodžius, nes jiegi čia gyvena, ilsisi ir nedaug dievė jos pažadinsime. Žodžiu, čia mes sužinosime daugiau apie jų gyvenimo ypatumus. Ir gerbiama Olga, jūs esate biologė, chemikė, jūs daug žinote apie juos ir kuogi skiriasi puvėsis nuo pelėsio ir ką pravartu žinoti pastatų šeimininkams apie juos. Ir pelėsį ir puvinį sukelia grybai, tik jie skiriasi pagal savo klasę. Puvinį sukelia aukštesniai grybai, pelėsį tai yra mes jau vadinam mikrogrybų pasaulis. Kaip jūs nustatote tų grybų, nesvarbu aukštesnių ir rūšį? Šiaip iš tikrųjų mes turėtume sudaryti sąlygos medžiagai, kurie yra paimta, augti. Tai yra, turim mitybinės terpės, kuriame yra maisto medžiagos ir vanduo. Padedam, pasėjam sterilioj terpė, kad nebūtų užkrata iš aplinkos, nes visur mikrogrybom mes turim apstų sporų, taip. Ir pasėjus mikrogrybus laikom inkubatorių. Mes taip vadinam tą aplinką, kurie sutaikome tam tikrą temperatūrą, kad grybams būtų palankiausios sąlygos augti. Paskui stebėm tos kolonijos, koks vyksta augimas. Ir pro mikroskopą pažiūrim, ar galim, turint apibūdintojus, pasakyti, kas tai yra per mikrogrybas. Su puviniu truputėlį yra kitaip, nes tai yra aukštesniai grybai sukelia. Ir tik iš medienos išvaizdos, iš jos būklės galima pasakyti, kas tai galėtų būti. Nebūtina po mikroskopu, galima iš akies? Galima truputėlį iš akies pažiūrėti. Dažnai dėl netinkamų sąlygų, dėl padidintos drėgmės, kartais aukštesnės temperatūros, nepriežiūros, kai yra daug dulkių, senų, užsibuvusių daiktų ir medinių daiktų, įsimeta ir pelėsis arba medžio puvinys. Medžio puvinį sukelia aukštesnieji grybai ir kartais kaipgi atpažinti. Iš tikrųjų matom, kad pasikeičia mediena, taip vadinama medienos destrukcija. Įvairūs aukštesnieji grybai sukelia medienos puvinį, gali būti baltas dažniausiai sutinkamas puvinys arba rudasis puvinys, kur mes dabar čia matom, taip. Tai yra, kad grybas išvalgo tam tikrą medienos dalį, taip, ir mediena pasidaro trapi, praranda savo mechaninės savybės, jūs galite paimti peiliuką ir paprasčiausiai net minkštai įbesti ir jūs pamatysit, kad mediena yra suirusi. Taip. Jeigu iš arčiau pažiūrėsim, tai rudąjį puvinį galima pamatyti tokias kaip kvadratėlės, kaip plytos sudarančios tokias kaip darinukas. Jis atrodo taip sustiguotas į tam tikrus fragmentus. Gerbiama kolegė, kaip aš matau, valanda praėjo, mes laukiam, mes kvepavom grynu oru, bet vaizdas nepasikeitė. Taip, jisai ir nepasikeis, kol mes nenuvalysime to preparato, dabar kartu su pelėsiu.
Aš tik galvoju, kad jis ir nukris, kaip mes jį užsmauksim, užtepsim. Ne. Dar reikės valyti. Taip, tai dabar mes pasimsim šluostes ir jas sudrėkinsim vandeniu. Tai va čia, man, šitau. Tai dabar prieš valant vėl pasitikrinam, ar turim visas apsaugos priemonės. Tai antbačiai, pirštinės, aš užsidėsiu kaukę. Tai dabar paprasčiausiai pasiemam tą šluostę ir atsargiai, stengiantis kuo mažiau pažeisti paviršių, pradedam valyti. Mes kažkur iki čia padengiam, tai čia ir pradedam po truputį valyti. Tiesiog ir žiūrim, kaip mums sekasi. Po truputį valosi, gali matyti. Va, tu kur yra taškeliai, tie po truputį dingsta. Tai va, tai toks ir yra procesas ir po truputį pabandyk dabar pavalyti. Aš matau, akivaizdžiai keičiasi vaizdas, man patinka. Kol ta siena bus drėgna, tai jinai, aišku, bus tamsesnė, o tada, kai jinai nudžius, tai turėsime jau gražią lygią sieną. Taip pat svarbu pasitikrinti, ar nepradeda dažai nueidinėti. Šiek tiek gali būti, tačiau šiuo atveju, kadangi siena, kaip pasakyti, ir dažai, ir tinkas nėra vertingi, tai šiuo atveju nieko baisaus, nes ko gero vis tiek po to atnaujinsime. Arbatmedžio aliejus. Taip. Jis yra pelėsių žudikas. Taip. Taip, ant mano servetėlės dabar yra pelėsio lavonėliai. Taip, ir ant servetėlės, ir ant grindų, ir ant rankų, ir ant kojų greičiausiai. Ir ant rūbų. Ir dėl to, kai mes jau pabaigsim valyti, šitus rūbus būtinai reikės iš karto išsiskalbti. Kaip kokie nusikaltėliai, kaip žinai. Taip. A ne? Dabar nuvalėme, dabar išdžius ir stebėsime, ar neatsinaujina pelėsis. Ir jeigu reikės procedūrą, gali prireikti ir pakartoti. Pakartoti su arbatmedžiu ar tik tais plovimu? Gali reikėti nuo pat pradžių su arbatmedžiu pakartoti. Laura? Nu, mielas ten dirbti. Klausyk, o būna dar tokios panašios spalvos ant medžio, ane, pastatų ten kokį nors garažiuko sukalto medinio, ten irgi pelėsiai? Ne, greičiausiai tai yra biopažaida, tai yra mikroaugmenija, bet apie tai galim pakalbėti ne prie daržinės, kur turėsime ją į vietoj. Aha. Gerai. Laura, mielai mes čia stem tupėm priešais lentas ir vėlgi jos puikiai atrodo, atkreipkite dėmesį, nei supūsios, nei vabaliukų išėstos, jos gražiai žaliuojančios, aišku, jūs norėtumėt nugramdyti, nuvalyti, nesuprantu ir vėl įvardinkit, kam grožį gadinti. Grožį gadinti šiuo atveju reikia tam, kad nors ir gal ta žalia spalva graži, tačiau tai yra mikroaugmenija, kuri savyje kaupia drėgmę ir tada tas medis papačia atsantis negali gerai išsivedinti. Ir tada jis pradeda po truputį pūti, čia jau galima kai kur matyti to užuomazgas. Dėl to mes rekomenduojame tą grožį dėję, bet valyti. Žodžiu taip, kad išgelbėti medį, pražudykim mikropasaulį, taip? Šiuo atveju taip. Auka. Taip. Nu ir kuo mes tai darysim? Tai šiandien mes tai darysime su žaliojo muilo ir vandens mišiniu. Iš esmės visą laiką yra... Atsiprašau, žalio? Muilo. Kas tai yra? Tai yra tokia priemonė iš natūralios kilmės, kuri būtent nuvalo biologinės kilmės įvairią augmeniją. Ekologiška chemija. Galima taip pavadinti. Gerai, efektinga priemonė valyti. Taip. Tai iš esmės visą laiką renkamės kuo mažiau kenksmingą priemonę. Tai čia yra daug kartų patikrinta ir tikrai saugi. Galime nebijoti ir tai va jį įtrinti. Ir galima ir šiek tiek stipriau. Kaip gražiai išryškėtų, pasižiūrėjau. Kaip nepalikti. Prisiminkim, kad mes nedažom paviršių, o valom, tai gali reikėti ir biškį įtrinti. Ir jau pradeda bėgti tokia kaip žalios spalvos vanduo. Tai va. Tam, kaip matai, naudojame teptukus, o ne kažkokį ten aukštą slėgį ar panašiai. Arba Ingos mėgstamus kietus plastikinius šepetėlius. Taip, tai yra švelnus šerių šepetėlis, tam, kad nekenktume tą medžiai. Ir visą laiką stengiamės valyti tik tol, kol nusivalo, kad kuo mažiau tą medį drėkinti.
Kaip tai kuo mažiau drėkinti? Ai, kad kibiro nesupilti, o tiesiog kol nusiplauna ir padėti net nusiplauti iki pat. Čia pat tą vandenį reiktų keisti. Tai va, dabar iš tikrųjų jau tą didžiąją dalį to žalumos nuvalėm, nes jau su šepetėliais nelabai ir nusiema. Tai galima dabar tiesiog švariu vandeniu nulieti. Tas vietas, kurias valėme, tai tiesiog, tai kad nubėgtų likutis. Taip, galiu aš savo dalį. Kažko. Dar neškam pradėjome. Vėlgi, nereikia tikėtis, kad ten jau absoliučiai ten iš visų tarpų išsigramdys, nes taip greičiausiai nebus, tačiau svarbu tą didįjį sluoksnį nuimti. Tai va, ir dabar palauksim, kol išdžius, pasižiūrėsim, kaip atrodo, na ir toliau tiesiog reikia stebėti, per kiek laiko to augmenija atželia, nes tarkim, čia turime medį, kuris meta šešėlį ir jinai tikrai kažkada atžels. Tai reikia Tau kažko lazdynas nepatinka ir vėl? Aš toks tvarus, atsiprašau, aš suprantu tave. Jo, reikia genėti, prižiūrėti, kad išsaugoti pastatus. Labai džiugiuosi už mūsų bendrą rezultatą. Mano šitą lentą, tavo šitą lentą, tau nelabai dar išdžiūvus iki galo. Kaip matom, va čia dar yra tokių žalių vietų ir viskas su tuo yra normalu, tai tikrai nėra, kad čia staiga tapo kažkoks baltas medis ir tai yra normalu ir nereikia to tikėtis, tai tiesiog galima būtų tą procesą po kažkiek laiko pakartoti. Jo, pas tave išties žalios spalvos, mažiau nei pas mane. Tu kaip, tarsi mane kaip mokinį kokį vertinai. Viskas normalu. Stengiais mačiau, liko dar šiek tiek, bet išties nuo pačios struktūros medžio, jeigu jisai čionais geriau buvo nuobliuotas, čia labiau pašiauštas, tai ir ta gyvastis įsiskverbia giliau. Ir sunkiau nuvalyti šepatuku ir kitais dalykais. O ką čia daugiau diskutuoti? Nu puikiai atliktas darbas, viskas stojamės ir... Šiandien Trakų pilies sienos nebenyksta apleistos ir vienos. Pelėsių ir kerpių lyg nematyti. Žinot, man atrodo, kiekvieno iš mūsų pareiga yra padėti saugoti istorinius paminklus, kad jie tarnautų ir toliau neštų mūsų šalies istoriją ateinančioms kartoms ir tai pasiekti galime reguliariai atliekant gan paprastus ir labai reikšmingus darbus. Užtikrinant pastato vėdinimą, sudarant teisingas mikroklimato sąlygas ir užkertant kelią puvinių ir pelėsių plitimui. Tad, mielieji, saugokite, puoselėkite savo pastato sveikatą ir kad niekuomet paveldas neprarastų pulso.